Tai labas vakaras. Va, matau prisijungė. Gerai, matau prisijungė, kas norėjo šį vakarą prisijungti. Ir dar tikiuosi prisijungs, kas planavo šį vakarą prisijungti į šitą tiesioginę laidelę, kuri vadinasi kaip klausimas atsakymas ir praktika, kur tiesiog panagrinėju iš savo patirties, su savo vidiniu pamatymu, su savo vidiniu kažkokiu jau užjautimu, žinojimu, kokias temas savo kasdienybėje, apie žinoma, apie energijas, kaip jos veikia. Tiesiog galbūt mes patys jaučiame tas energijas, bet mes kartais dar net nežinom, kad mes jaučiame energijas. Ir mūsų kasdienybėje tai dažnai įsipina arba atvirkščiai, kad viskas yra energija ir kai suprantam, kad tai energija, tai yra būna labai lengva eiti pagal energiją, jos veikimo principus ir va taip po truputėlį jos gryninantis, aiškinantis, žiūrint, stebint, vyksta toksai gražus vis supratimas, suvokimas, kas kaip ir dėl ko vyksta ne tik su mumis, bet ir su aplinka. Tai va, tai tokia truputėlį įžangėlė ir aš kaip ir kas antrą ketvirtadienį apžvelgsiu, padarysiu apžvalgą, kokios nors temos ir pasidalinsiu su jumis tai, kas ateina šį vakarą. Ir mano tiesioginės transliacijos vyksta mano puslapyje ir širdies erdvės irgi puslapyje esu pasijungusi kamerą. Ten vaizdas žiūriu kiek šviesesnis. Keliais metais ten jaunesnė atrodo. Tai va. O šio vakaro tema yra kaip lipti vidinių pokyčių laipteliais arba kaip mes lipam tais laipteliais. Aš padariau kaip lipti, bet iš tikrųjų buvo pavadinimas mano pradinis, kaip mes lipam vidiniais pokyčių laipteliais. Bet ištaisiau, galbūt kiti žmonės nenori lipti, tai palikau tokį neutralesnį sakinį. Bet iš tikrųjų mes visi iki vieno šio žemės žmogaus, mes visi lipam tais laipteliais ir mes visi lipam, tik tais mes galbūt to nežinom, nesuprantam, nepastebim, gal tai net ir neįdomu ir viskas tame tvarkoj, kad yra neįdomu ir 100 metų, ar ne, kaip lipam arba kaip lipti tais laipteliais, kaip keistis. Bet kadangi vis tiek yra tendencija ta, kad vyksta augimas, vyksta tobulėjimas, vyksta kaita, vyksta visokie energetiniai procesai, tai dėl to ir mes esame tame bendrame puode, kuris verda su mumis visais ir esam dar atskirai savo puode, savo sultise, savo pamokose, iš kurių irgi mokinomės ir išlipam, ir lipam, tą darom ir užlipus ant vieno, lipsim toliau, užlipus dar ant kito, lipsim toliau. Ir dar kaip viskas įdomiai dar yra tas, kad nors mes, pavyzdžiui, tarkim, paimsim bendrai žemę, galim net ir Lietuvą imti, bet visi lipam, tačiau erdvėje yra labai įdomu, kad nėra nei laiko, nei erdvės tos savokos kažkokios, tai nors mes visi lipam tuo pačiu metu, mes visi lipam, tobulėjam, bet dar kiekvienas atskirai esam skirtinguose aukščiuose, skirtingai palipę. Ir vėlgi, tai nėra nei blogai, nei gerai, tai tiesiog yra kiekvieno žmogaus individualus laikas, individualus pasiruošimas, individualus tas noras, netgi sielos planas, lipti ilgiau, lipti trumpiau, lipti greitai, lipti kartu, lipti vienam, ar lipti ten, ar nelipsiu, o tai jau ateis ta paskutinioji ir kai per vieną laiptelį, kai peršoksiu viską ir atsidursiu ten, kur reikia. Tai va, bet jeigu mes jau taip pasirenkam lipti pastoviai, sąmoningai,
reguliariai, nes reguliariai netaip skaudžiai tada lipasi. Tai tada mes jau pradedam atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, kaip vyksta tų laiptelių kilimas ir kaip lipam ir galbūt kartais net belipdami pamatom, kaip kažkas yra aukščiau, kai kas dar žemiau ir įvedus tą neutralumą, nevertinimą, mes vis tiek toliau darom tai, ką turim daryti, pasimokom iš tų ir palaiminam tuos, kurie yra žemiau mūsų su palaima, kad linkiu to brolį sesę rasti savo kelią, savo laiką. Ir kažkada aš ten buvau ir tau linkiu iš to pakilti ir sužinoti, kad aukštesnė laiptelė yra kitas buvimas, kitas gyvenimas, kita jausena. O iš to, kas aukščiau jau palipė, tiesiog nesistengti lipti taip, kaip jie užlipo, nesistengti daryti viens prie vieno taip, kaip kiti daro, o tiesiog iš to, kaip kiti ką kalba, ką pasakoja, ką galbūt laukia mūsų ateityje, susirinkti geriausią, reikalingiausią mums informaciją ir su ta informacija ieškoti savo kopimo laiptelio, savo kelio į viršų. Tai va. Ir dabar truputėlį čia papasakojau tokia plačia, abstrakčia labai forma. O dabar eisim konkrečiai ir į savo vidų, į savo gilį. Tai va, ir tą man lengviausia bus padaryti per savo pačios pavyzdžius ir per tai, kaip pasakosiu, kaip yra tie vidiniai pokyčiai, tie vidiniai milimetrai, kurie iš tikrųjų tampa vieną akimirką, atrodo tiek nedaug, o pasidaro visas kilometras nueitas. Tai va. Kai pradėjau taip jau rimčiau medituoti, tai aš jau prieš 15 metų, bet prieš 10 metų buvo tokia labai, gal sakykime, tokia daugiau, jau kada pradedam medituoti, tai yra vienas dalykas, bet kai pradedam jau ne tik medituoti, bet išjausti, kodėl tai darom, kas vyksta su mumis, jau yra, jau vienas laiptelis yra nuo to, kad vien tik darom, o jau antras yra, kai pradedam jausti, kas vyksta su mumis, kas mumise vyksta tos meditacijos metu. Pirmas laiptelis yra pajausti tą meditaciją, tiesiog pradėti ją daryti, save pastatyti meditaciją, o antras jau laiptelis yra pajausti, kas vyksta. Tai va, tai prieš 10 metų, kai medituodavau, aš mėgdavau ilgas meditacijas, kad ir po valandą tiesiog labai paprastą elementarią meditaciją daryti, tai atsisėsti ir stengtis stebėti savo kūną, savo kvėpavimą ir atitraukti savo mintis nuo visokių istorijų. Tai va, ir aš medituodavau gan dažnokai ir jausdavau, kad pirmą pusvalandį mano protas virdavo tiesiog kaip tiesiog kunkuliuodavo nuo visų reikalų ir jausdavau, kad jau perlipant ties 40 minute, kažkur jau daugiau negu 40 minučių, jau pareidavo atsipalaidavimas ir jau į meditacijos galą, jau ten likus keletui minučių imdavo jau jaustis kitokia būsena, jinai įsijungdavo kitokia patirtis, jau kažkas būdavo daugiau jau, nes jau protas tiesiog pavargdavo per tą laiką ten zysti ir būti, ir paskui vykdavo tas atsijungimas ir jau eidavo, jau imdavo jaustis tokios vibracijos, jau energijos, bet jau po truputėlį. Tai vat, ir man pastebėdavau, kad reikdavo minimum 40 minučių meditacijos, nuo kada aš jau galėdavau jau išjungti protą ir jau eiti į tas gilesnės patirtis. Tai va, ir aš medituodavau toliau, paskui jau gal nebe taip ilgai, bet tiesiog reguliariai. Ir dabar, po 10 metų, iš tikrųjų tos praktikos, mano laikas nuo 40 minučių sutrumpėjo iki kelių minučių. Tai, ką aš patirdavau
kur man reikėdavo 40 minučių, kad aš tiesiog nuraminčiau protą. Dabar man tą užtenka padaryti per kelias akimirkas, aš tiesiog žinau, kaip jau įeiti į būseną. Ir čia yra ne tai, kad pasakyti, kiek aš pasiekiau, bet aš noriu pasakyti, kad per praktiką ir darymą iš tikrųjų tai ir nutinka. Dėl to mes ir turim savo tą laiką, turim savo tą darbą, čia žemišką, per kurį išnaudojus mes pasiekėm tam tikrą įgūdį, tam tikrą dvasinį sugebėjimą, vidinį pokytį. Jeigu anksčiau reikėdavo ramiai atsisėsti 40 minučių, taip, aš žinau, dabar turiu tiek išbūti, nes mano protas tiek aktyvus. Tas mano protas yra be galo aktyvus ir prigalvoja, ko reikia ir nereikia. Ir aš atjunginėjau ir ėjau visą tą gylį, kol pagaliau aš išmokau tą padaryti per kelias akimirkas. Ir ką dar noriu pabrėžti vėlgi, kad tai yra ne pusmečio, ne metų darbas, o tai yra ištisinis nuolatinis darbas, kur mes norim matyti pokytį, tarkim, savo prote, savo mintyse, tą reikia išugdyti, tas išsiugdo per tarkim, jeigu mes pasirenkam per tokią meditaciją ar kažkokią kitokią praktiką, jau gali būti įvairiausios ir daugybė. Dabar koks dar kitas yra mūsų vidinis pokytis, per ką vyksta mūsų pokyčiai, tik tais mes kartais nesuprantam. Labai dažnai pradedant medituoti, žmonės patiria tokias aukštas būsenas, vibracijas, pamatymus, pojūčius, potyrius. Ir ypatingai būna ta pirmoko sėkmė, kur wow, aš tiek patyriau, arba aš tiek pamačiau. Arba po pirmos konsultacijos man taip pasikeitė gyvenimas ir tada jau žmogus kaip ir užsinori, ta motivacija pakyla, eiti toliau į tas meditacijas, į tas konsultacijas ir staiga po jų jau nebebūna to tokio wow, to tokio polėkio, nebebūna to potyrio. Ir kame reikalas yra? O tame, kad mes kaip pirmaisiais savo tais žingsneliais darydami tą meditaciją arba tas konsultacijas, mes tikrai nuoširdžiai susikaupę, mes paėmėm ir palipom kokiais 3 laipteliais aukštyn. Iš tikrųjų, mūsų vibracijos, mūsų nusiteikimas, ten ta situacija visa, hop, užkėlė mus 3 laipteliais aukštyn. Ir davė mum pajausti mūsų potyrį, patirti, ką mes jaučiam, būdami 3 kartus aukštesnėje vibracijoje. Ir mes, kadangi ten tas potyris, jisai dažniausiai būna laikinas. Ir mus kaip ir paskui po truputėlį nuleidžia atgal, bet mes jau patyrę tą, paragavę tą skonį, mes vėl einam jo ieškom. Einam jo ieškom. Ir kartais nebeduoda patirti to potyrio, nes galbūt tai būna per didelį norą grįžti į tą potyrį, o galbūt tai būna dar, kad mums reikia dar tos 3 laiptelius pasiekti per 3 metus. Tai mums davė patirti, mūsų kūnas išmoko tuo vibruoti, bet dabar mūsų turi vidus išsivalyti, šešėlis išsilaisvinti, mūsų nuoskaudos, pykčiai, emocijos kažkas prasivalyti. Per tą irgi nuolatinį darbą su savimi, kad mes vėl užliptume į tą laiptelį, nes mums parodė mūsų ateitį. Ir dėl to tas vidinį pokytį mums parodo, bet paskui grąžina atgal tam, kad mes palaipsniui iki to užliptume ir jau niekas mūsų iš ten nebeišmuštų. Mes ten ir būtume. Ir dėl to žmonės to nežino.
kad reikės dar lipti. Ir jie galvoja, kad po pirmos meditacijos, wow, kaip aš gerai pasijutau, kaip čia man veikia, koks šiandien man stebuklas įvyko, kaip čia mane tas vedėjas mane išgydė, kaip čia la. O po mėnesio vėl, arba po 2 vėl kažkokia būsena, duobė ir tada žmogus galvoja, neveikia man, nesąmonė, nieko čia neįvyko. Ne, įvyko. Ir labai daug įvyko, nes žinokit, kai mes einam ieškom to vidinio pokyčio ir to pokylio, pakitimo, iš tikrųjų vienas iš mūsų tų tokių vidinių gerovių, viena iš gerovių ir tikslų, kurį įvyksta. Ir yra tyčia ar netyčia prasibrauti vienu laipteliu aukštyn ir atverti tą aukštutinį jau tą laiptelį, sluoksnį, kad bent kiek patektų to, kas ten yra viršuje. Nes ten, kai mums patenka, mes jau žinom, kur link mes einam ir mes jau gaunam informaciją ir mūsų kūnas traukia link to, ieško informacijos, traukia kaip, ką padaryti, jiems iškart kyla klausimai, nes jau jisai gavo tą potyrį. Ir jeigu tai nėra, kaip pasakyti, nereikia to daryti lyguistai, bet tiesiog, kad patyrus kažką iš aukščiau ir atidarius to, neliūdėti, kai tai to pradingsta arba to nebetenkam. Bet kaip tik mes tą turėjom ir mes žinom, mes jau viskas, mes jau suprantat, mes jau turim savyje, jau yra tai mumyse. Dabar viskas aplinkui, viskas ves mus lygiai to, nes mes tai patyrėm. Ir dabar viskas jau mes kažkiek vibruojam to ir vibracija išorinė atsakys mums tuo pačiu. Ir tada kažkodėl atsiranda Facebook'e nauji postai kažkieno, kas parodo daugiau, arba staiga mes netyčia nusukam kažkokią gatvelę, kažkur užsukam ir atrandam renginį, ar kažkur netyčia draugas pasiema, nuvažiuojam, sudalyvaujam, bet jau vėl eina viskas link to. Ir to, kas jau sena, jau net nebesinori ten grįžti. Tik tais nereikia to ten smerkti ar kažkaip, o tik tais laiminti, ką paliekam už savo nugaras, viskas tvarkoj, bet jau eiti į tą priekį ir tas priekis mums yra rodomas su žibintu, tam mažytė švieselė, link kur mes einam. Ir dėl to tie tokie pabuvimai kitose vibracijose, jie yra labai tokie faini dalykai, nes kiti žmonės, žinot, iš tikrųjų labai stengiasi kartais, yra tokių žmonių, nes kurie jau žino, kodėl tai yra reikalinga mūsų pasąmoniai patirti tos aukštesnius dažnius, negu esame, prie kurių pripratę. Tai kai kurie žmonės nuvažiuoja kažkur pamatyti kokį nors ten Indijoje mokytoją arba Tibeto vienuolį sutikti, prie jo šalia pasėdėti, arba kad tik tais kažkur nuvažiuoti kažkokiam renginy, patarnauti kur nors, kad tik tais prie to žmogus pabūti. Ir tai yra viskas tvarkoj, jeigu ne tai, kad ten mes einam pas tą mokytoją, kad jį sektume, ten darytume taip, kaip jis daro, arba ten jau savo ten asmenybę, jau visai ten prarandam savo kelią ir einam paskui jį tik tais. Bet iš tikrųjų tam, kad mes prieitume prie to žmogaus ir pajaustume vibracijas. Tas kitokias negu kasdienybė yra vibracijos, nes tada mūsų pasąmonė gauna, kad yra, kažkas kitaip, kažkoks kitas kanalas, kitas laiptelis yra. Ir dar aš tokio nežinojau. Ir jeigu mes tai išjaučiam, pajaučiam, viskas, ačiū jam, ir galbūt gal kažkokį sakinį gerą išgirdom, ir to gana, bet ten, kad lakstyti, sekti, ten visus pinigus tam išleisti, ir nežinant dėl ko, tada nėra protinga, tai jau mes prarandam
kontaktą su žeme ir su savo užduotimis, nes mes turim 100 000 užduočių savo pačių pasidaryti, o ne lakstyti paskui 18 mokytojų. Mes išsirenkam vieną, pasižiūrim, pageriam jo vibracijų, suprantam, yra kita būsena, valio, gerai, aš dirbu, aš einu, aš dirbu, aš einu, aš dirbu. Ir žiūriu, ką kelia, kokias emocijas man tas iškelia, ką galiu paleisti. Taip, ir kaip tas žmogus jaučiasi, vat, yra toksai, vat, egzistuoja dar kita tokia būsena. Tai va per tai mums yra tada lengviau judėti visame tame energijoje ir savo pasaulyje. Nes šiaip, kaip aš pati mėgstu sakyti, kai mes atsiduriam šalia tikro mokytojo, jokių klausimų nebelieka, nes pas jį yra tokia aukšta vibracija, tokia, kad tiesiog norisi taip būti, pajausti ir gerai. Ir tikrai yra tekę man susidurti ir su tokiais pažengusiais mokytojais, ten ir iš Azijos, ir iš kitų vietų, ir pajausti tą vibraciją, kur tiesiog būni ir būni, ir būni, ir paskui eini ieškai savo kelio, kaip tą vibraciją įeiti. Taip, tai čia jeigu kalbant apie vibracijas, o dabar jeigu dar konkrečiau, dar giliau, ar ne, einam į save, dar konkrečiau, tai mes galim pradėti nuo tokių labai paprastų ir konkrečių dalykų, tų milimetrinių, kur aš parašiau vakar postą apie tos milimetrinius žingsnis ir viena mergina pakomentavo, ir užtenka tų milimetrinių žingsnelių. Tai žinokit, iš tikrųjų tie milimetriniai žingsneliai, jeigu jie yra nuoširdus, jie nuveda toliausiai. Ir tie milimetriniai žingsneliai, jie yra tokie paprasti, tokie elementarūs, bet labai veiksmingi. Jeigu, pavyzdžiui, mes padarysim tokį dalyką, kad, tarkim, paimsim ir pagausim save, kad kiek aš daug per dieną galvoju blogų minčių. Ir aš dabar susitariu su savim, kad vieną dieną stebiu savo blogas mintis, tiesiog stebiu. Eina diena, o aš stebiu, dabar blogai pagalvoju, dabar blogai, aš apie tą blogai. Tikrai, toks paprastas dalykas, mes niekur neinam, nesiverčiam per galvą, dar kažko nedarom, jokių sudėtingų dalykų. Mes paprastą tokį dalyką elementarų paimam ir padarom. Per dieną pastebim, leidžiam savo būti taip, kaip aš esu ir tiesiog paskaičiuoju, kiek per dieną pagalvoju blogų minčių. O kitą dieną tiesiog susitariu su savimi, kad pagalvosiu 5 mintim mažiau. Ir vietoj jų pagalvosiu 5 mintim ten geresnių kažko tai. Arba turėsiu laiką, kad šiandien nuo 5 vakaro iki 7 vakaro aš ten siūsiu kažkam palaiminimus, už kažką pamedituosiu, dėl savęs, dėl tai pabandysiu, bet tam, kad tiesiog savo mintis praskaidrinti tokia intencija. Ir tą daryti, arba turėti savo laiką, kad aš stengiuosi blogai negalvoti ir blogai nekalbėti. Nes jeigu mes užsibrėšim iš karto paaugti, iš karto aš blogai visą dieną negalvosiu, aš iš karto blogai nekalbėsiu, tokį užsidedam savo tokį tą laiptelį ir mes jį taip žengiam, tada mus visą tą grąžins atgal, sakys, kad taip yra. Iš tikrųjų taip yra neįmanoma, taip daryti nereikia, užsibrėžti savo kažkokių neįmanomų tikslų, kad aš jau dabar jau čia blogai negalvosiu, aš jau vien tik gerai kalbėsiu, taip nebus ir galim savo iš karto iškelti baltą vėliavą
Nes kitaip, jeigu mes tokį pasidarysim neįmanomą tikslą, tai mes grįšim atgal ir dar paskui kaltinsim save ir nebenorėsim šis jokių tikslų turėti. O kai mes nusistatom va, tokį tą lipimą tais laipteliais, tai mes va, taip pat ir lipam po truputį palengva, kad turim savo tą laiką, kad aš blogai negalvosiu. Arba tiesiog va, stebėsiu, kaip aš jaučiuosi va, tą valandą, pagalvoju, kaip va, leidžiu mintim lietis taip, kaip liejasi, ir kokia mano kita valanda, jeigu aš tiesiog tas visas mintis anuliuoju. Tai va, arba turėti dar tokį pratimą, kad gaudyti save, kai pagalvoju kokį blogą mintį ir po jos visą laiką sakyti anuliuoju. Matysit, kaip atsibos sakyti tą žodį anuliuoju. Bet labai geras šitas pratimas, tai čia tokia praktika, kur amen poteriai, kurią reikia daryti ir pradžioje savo startuojant tame dvasinėme kelyje ir dabar daryti, kai jau kiek jau ten metų praėjo. Tai va, ir tai yra labai milimetrinis pokytis, kurio niekas nepastebės, niekas nežinos, tik tais jūs. Ir tik tais jūs gali paskui taip papraktikavus, padarius jūs savaitės gale pajausit, kaip jūs jaučiatės. Ir tai jau bus tas palipimas, vidinis pokytis vienu laipteliu aukštyn. Ir paskui jausit, kai kitą savaitę to nedarysit ir kaip tada nulipa tuo laipteliu ir kaip nebesinori ten būti. O mūsų kūnas jau patyrė, ką reiškia būti su mažiau blogų minčių, su mažiau blogų kažkokių žodžių ar emocijų. Ir tai nėra įrodymas, kokie mes blogai, kiek daug blogai galvojam arba kiek daug čia dar turim to grūdo, kaip mano mama sako. Bet čia yra tame, kad mes patys save apsišviečiam, patys save žinom, pažįstam iš tos pusės ir mes gerai, tai viskas tvarkoj dabar, tada aš panuliuosiu tas mintis, pavalysiu jas ir man viskas aišku, kas aš esu ir kaip esu. Ir tai bedarant, kažkurio metu mums parodys kažkokias naujas savo energijas, gabumus ar sugebėjimus ir mes gausim žinutę, kur toliau link judėti, ką link toliau galim padaryti, nes padarėm tokį nedidelį pokytį, tiesiog galvoje padarėm erdvės, palikom energijos ir palikom tam aukštesniom tom vibracijom ateiti. Ir tada ateina nauji tokie dalykai, nauji laipteliai, naujas paaugimas. Taip kasdieniškai, natūraliai, paprastai. Per minčių sekimą, jų stabdymą, atliavimą, stebėjimą, per tai, ką aš kalbu, kaip kalbu. Ir tada veiksmai jums mūsų keistis, o tuomet jau aplinka, jau mes viduj padarom tos aukštesnius laiptelius, tada ir mūsų aplinka irgi pakelia į aukštesnius tos laiptelius. Tai ir eisim vis tiek visi šito keliu, eisim visi kartu, mums visiems reikia ten atsidurti į tą viršūnę. Visų lauksim, visų sulauksim, visi nueisim, visi pasieksim, ką turim pasiekti, tik savo skirtingais tais metodais, skirtingais būdais. Bet vis tiek nueisim visi kartu. Tai ačiū, kad esate kartu, kad einate kartu, aš jungiuosi prie visų jūsų meditacijų, junkimės kartu, anuliuokim tas visas mintis, kurių nereikia, įsileiskim daugiau šviesos, įsileiskim daugiau naujų potyrių, naujų energijų ir padarysim tą gyvenimą gražų ir įdomų ir tikrą gyvenimą.
Tai va, tai ačiū Jums, dėkoju šį vakarą, kas prisijungėte, linkėjimai ir susimatysim kažkada, kažkaip, bent jau laidelėje kaip, tai po 2 savaičių, o kitas transliacijas pranešiu kitą savaitę Facebook'e. Tai ačiū Jums, dėkoju ir iki.